Mieli Marijos radijo klausytojai, šiandien Akademijos laidoje mes pakvietėme Katalikų teologijos fakulteto studentus, religinio švietimo programos magistrantus, kad jie, kaip ir kasmet, pristatytų savo darbus atliktus kurse, vadinamame Šiuolaikinės medijos ir Evangelijos paradigma. Studijų programos metu studentai studijuoja teorinę medžiagą susijusią su evangelizaciniais projektais, kaip juos dėrėtų organizuoti remiantis bažnyčios dokumentais, medijų filosofijos ir medijų teorijos įžvalgomis. Ir sykiu mėgina įgyvendinti savo pačių svajones, savo pačių vizijas, kaip jie galėtų pasitarnauti mūsų bažnyčiai. Per ilgą laiką bažnyčia sukaupė nemenką patirtį susijusią su Evangelijos žinios skelbimu. Bažnyčios tėvų tekstai, įvairiausios polemikos ir diskusijos suguldė į bažnytinės minties lobyną daug svarbių ir be galo naudingų įžvalgų, patarimų. Studijuodami šią religinio švietimo programą, magistrantai mėgina pasisemti šias žinias ir mėgina jas taikyti savo kasdieniai praktikoje. Šiandien laidoje mes pristatysime jums 2 projektus parengtus religinio švietimo magistrantų ir į studiją pakviečiu tų projektų įgyvendintojus Ievą, Vaivą, Rasą, Almą ir Rimutį. Vienas po kito jie dalinsis savo patirtimi, savo įžvalgomis, savo suvokimais, savo patirtimi, kuri galbūt galėtų būti naudinga Marijos radijo klausytojams. Kokios galbūt, kuri gali būti naudinga Marijos radijo klausytojams. Pakviesiu pirmąją žodį tarti Rasą. Garbė Jėzui Kristui, iš tikrųjų buvo didelis iššūkis ir didelis džiaugsmas dalyvauti šiame projekte. Ir pirmasis įkvėpimas dėl projekto buvo dėstytojas klausimas, kokią tu turi svajonę dėl bažnyčios. Ir papuolė po ranka tokia Martino Liuterio Kingo pasakytos kalbos 1963 metais Amerikoje ištrauka. Pati kalba yra laikoma viena iš pačių ryškiausių kalbų Amerikos istorijoje ir ten yra tokie sakiniai. Kai leisime skambėti laisvei, kai mes leisime jai skambėti ir iš kiekvienos gyvenvietės ir kiekvieno kaimelio, iš kiekvienos valstijos ir kiekvieno miesto sugebėsime paankstinti tą dieną, kai visi Dievo vaikai, juodieji ir baltieji, žydai ir pagonys, protestantai ir katalikai galės susikibti už rankų ir giedoti senovės negrų dvasinės giesmės žodžius. Pagaliau laisvi, pagaliau laisvi, dėkui Dievui visagaliui mes pagaliau laisvi. Tai kas yra ta mūsų tikėjimo laisvė, kas yra laisvė bažnyčioje. Ir štai šito studijų dalyko kontekste mes skaitome bažnyčios dokumentą Komunijo ir Progresijo, kuriame nurodyti 2 Evangelijos skelbimo aspektai. Tai, kad bažnyčia privalo rodyti savo mokymą bei veiklą visai žmonijai ir kad tikintieji ir bažnyčia turi pareigą aiškinti laiko ženklus, uždedant akcentą bendrystei, kad žmonės taptų broliais Dievo vaikais. Pats žodis komunijo kaip bendrystė. Ir priimdami savo asmeninį tikėjimą kaip slėpinį ir nekainuojamą Dievo dovaną, negalima neatsiliepti Jėzaus žodžius. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Ačiū Rasai už tai, kad ji akcentavo vieną iš pagrindinių šaltinių, kuriame bažnyčia nurodo pagrindinius principus, kuriais turėtų vadovautis religinėme švietime arba senąją kalbą kalbant evangelizacijos procese dalyvaujantys krikščionys. Tai dokumentas Komunijo et Progresijo, jo pavadinime nurodytos 2 kryptys, į kurias pirmiausia turi orientuotis evangelizuotojai - bendrystė, Rasa jau tai minėjo, ir pažanga. Šiame dokumente ir ne tik jame, ir dokumente Intermirifika, ir bažnyčia ir internetas, bei kituose dokumentuose pristatomos bažnyčios direktyvos, kurso metu buvo siejamos ir su medijų teorijos bei medijų filosofijos principais, analizuojant jos pasiekimus ir mėginant atsižvelgti į juos ir priimti domėn tam tikrus išties efektyvius ir naudingus patarimus, kurie gali būti efektyvūs evangelizacijos procese. Čia studijoje esančios 2 magistrantų grupės pristato 2 realiai gyvendintas idėjas. Vieną iš jų pristatys Vaiva, o kitą paprašysim pristatyti Almą. Garbė Jėzui Kristui, noriu pasidalinti šią mūsų idėją, kaip jinai kilo. Kaip jau kolegė Rasa minėjo,
gavom tokią labai mielą, džiaugsmingą ir malonę užduotį. Mūsų tokia kaip ir atliepas į tą svajonę dėl bažnyčios buvo bendruomenėje mažų miestelių pasibūti, pabendrauti, nes miestuose to pasibuvimo įvairių renginių tikrai yra gausu ir yra ko pasirinkti. Tuo tarpu miesteliuose, kaip ir daugelis iš mūsų esame iš miestelių ir žinome tą situaciją, kuri ir paskatino tą svajonę įgyvendinti, kad būtent tai būtų skirta mažiem miesteliam bendruomeniai, kuri patirtų bendrystės tą džiaugsmą, kur kaip tame dokumente Komunijos progresijo, kad bendrystė ir pažanga. Tai mes tą bendrystę ir norėjome sukurti, aišku, iš pradžių mažai žingsneliais, pradėti kurti ir tai jau buvo didelis pasiekimas, kad pradėti. O toliau pasidalinsim, kaip mums sekėsi tai kurti. Projektas iš pradžių prasidėjo nuo pasikalbėjimo ir nusprendimo, jog tai vyks penktadieniais. Ir mes tą projektą vykdėme penktadieniais. Iš pradžių, tiesą sakant, net nežinojome, kiek tų penktadienių mes čia įvykdysime, bet nuvažiavome vieną kartą, kitą, tų kartų dar buvo ne vienas. Alma. Garbė Jėzui Kristui. Iš tikrųjų, labai džiugu buvo, kaip į mūsų auditoriją įžengė Bogotosios klebonas ir pakvietė mus apsispręsti, atvykti būtent į Bogotą ir bendrauti, kartu laukti visą gavėnios laiką kartu su jo bažnyčios bendruomenė. Tai mes dar tik ieškojom krypties, dar galvojom, kur tą savo širdį padėti, kai štai taip greitai per mūsų dėstytoją klebonas Mindaugas pasiekė mus ir pakvietė mus atvykti. Tai iš tikrųjų gavėnios laiką mes kartu kiekvieną penktadienį susitikome su Bogotos žmonėmis, tikinčiaisiais ir siekėme atrasti vienas kitą, siekėme burtis, siekėme bendrystės kartu. Nesvarbu, ką mes kalbėjome, galbūt ir apie kasdieninius savo rūpestėlius pradžioje, taip pat apie mažus dalykėlius ir didesnius, tačiau niekada iš mūsų akių, iš mūsų bendros vizijos neišnyko Kristaus paveikslas, Kristaus vardas, Kristaus, dėl ko mes susibūrėme, būtent dėl Kristaus būti kartu jo vardu. Ir visą tai galbūt dar pristatys kiti mano bendramoksliai, kuriais aš taip pat turėjau tokį didžiulį džiaugsmą vykdyti šitą projektą, kaip mes tą darėme, kaip mes dėliojomės visą savo bendrystės laiką, nuo ko pradėti, kaip prasmingai prasminti visą laiką nuo pat atvykimo, kada mes susitikdavom bažnyčioje, o vėliau ėjome į bendruomenės namus, kur susibūrė tiek tikintieji, tiek netikintieji, tik tai galbūt stebintis visą bažnyčios veiklą iš toliau ir kaipgi mes būrėmės ir jungiamės ir dalinomės savo tikėjimo džiaugsmu. Labai ačiū Almai. Detaliau pristatyti projektą paprašysiu Rasos. Taigi, gavėnios laikas, kaip žinome, katalikų bažnyčiai tęsiasi 7 savaitės ir iš pradžių atrodė, kad įsipareigoti visiems gavėnios penktadieniams kažką veikti kaimelėje, kuris yra maždaug už 50 km nuo Kauno, yra nelabai realus dalykas. Tai Juolab, kad visi magistro studijose studijuojantys studentai yra iš skirtingų vietų, ne iš Kauno. Iš kokių geografinių platumų, Raselė? Mūsų tos geografinės platumos iš tikrųjų atstovaujam beveik visas Lietuvos vyskupijas. Ir Kauną, ir Marcinkonys, ir Skaudvilę nuo Tauragės krašto, ir Jurbarką, ir Vievį, ir Panevėžį. Žodžiu, Bogotoji, Švento Antano parapija Bogotoje tapo toksai visų Lietuvos vyskupijų suvažiavimo taškas. Ir pirmasis įsipareigojimas tai buvo atvažiuoti penktadienį, pažiūrėti kartu su parapiečiais filmą ir kažką daryti dėl Kristaus, kad visi geriau susitiktumėm viešpatį. Ir visi penktadieniai, gavėnios laikas prabėgo labai greitai ir kiekvienas įsipareigojimas kitam penktadieniui atsirasdavo pasibaigus šitą penktadienį. Ir labai įdomu ir džiugu kartu, kad visa savaitė buvo pažymėta tam tikrų laukimų ženklų. Mes grupėje kalbėjomės, kad labai dažnai susitikus tarp paskaitų, pagrindinė pokalbio tema buvo tai, kaip ten bus Bogotoje, ką mes darysim toliau. Reikia pasakyti, kad turėjome kaip centrinę mediją, centrinę formą, tai bendrystėje ieškojom, kurį filmą rodysim. Tačiau vakaras prasidėdavo tikrai toli gražu dar iki to filmo. Mes atvažiuodavom 4 valandą po pietų, kartu su bendruomenė melsdavomės kryžiaus kelią, dalyvaudavom šventose mišiose, tada eidavom visi į bendruomenės salę, ten bendruomenės aktyvų žmonės jau būdavo paruošę visą įrangą, tai mums reikėdavo tik tai paruošti tokį gražų kampelį, kad būtų gavėnios ženklas, nusiveždavom Kristaus ikoną ar žvakę,
ar gėlę ir tiesiog žiūrėdavom filmą. Tada kiekvieną vakarą po filmo peržiūros buvom suplanavę kažkokią kitą veiklą. Ir net jeigu būdavom labai suplanavę, tai nelabai tas planas pavykdavo. Pagal mintį, pagal temą, realiai tikrai turim pripažinti, tik šventosios dvasios pagalba antroji vakaro dalis prisipildydavo prasmės ir šilumos. Ir žvelgiant per visą šitą savaitę, buvo visko. Tiek centrinės kerigmų žinios, kada išpažįstu viešpatį Jėzų savo gyvenimo viešpačiu. Buvo padėkos malda už geradarius. Buvo rožinio malda, prisimenant, kad pirmąjį mėnesio šeštadienį bažnyčia meldžiasi švenčiausiai mergelei Marijai. Įspūdingas buvo 4 gavėnios sekmadienis, kada kartu su visuotinė bažnyčia, popiežiaus Pranciškaus pakviesti, ėjom į bažnyčią ir adoravom viešpatį, labai aktyviai įsijungė parapijos jaunimas ir ta medijų žinia, jog Dievo laikas yra lėtas, labai gražiai čia atsispindėjo. Kada vakare 9:30 vakaro staiga susivokėm, kad būtų jau gerai užbaigti viską ir paleisti bagotiškius namo, tačiau visa projekto eiga taip ir rutuliojosi su netikėtumais mums patiems, su dovanomis mums patiems, su atsiskleidimais žmonių, asmeninės patirties pasidalinimais. Ir norėčiau čia įterpti mintį, kurią vakar skaičiau internete. Popiežius Pranciškus džiaugiasi, kai susitikė su Italijos mokiniais. Jis džiaugiasi pats buvęs mokinys ir mokytojas. Sakė, mokyklą myliu dėl to, kad mokykloje yra atvirumo dvasia, kad yra susitikimo kultūra ir kad ugdymas yra gėriui, grožiui ir tiesai. Tai man tokie gražūs kertiniai akmenys. Būti atviru ir nebijoti ieškoti, būti atviru ir susitikti kitą ir išgyventi tame džiaugsmą ir mokytis, auginti save ir leisti augti šalia savęs kitiems. Iš jūsų pasakojimo atrodo, kad tokia laikysena, nors ir labai patraukli, paremta popiežiaus sutvirtinimu, ji stipriai kertasi su dažnu evangelizatorių palinkimu konkrečiai, aiškiai ir tiksliai viską suplanuoti. Turint galvoje ne tik laiką, vietą, programą, bet ir tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir panašiai. Kaip pasaulietinėje erdvėje, taip ir bažnytinėje erdvėje esame linkę įgyvendinti tuos pačius vadinamosius vadybinius principus, tikslus ir aiškus planavimas. Šitam projekte atrodo, kad toks principas nebuvo įgyvendintas. Kaip galėtumėt paaiškinti tokį naują žvilgsnį į savąją veiklą? Aš tai norėčiau pasakyti, kad kaip tik mes visą planą, visą laiką, visą veiklą atidavėm planuoti Jėzui Kristui. Kaip jisai mūsų vedė, mes visi esame skirtingi, suvažiavę mokytis, pažįstam vienas kitą, studijose dar labai nedaug ir vykti evangelizuoti jau tokiems patiems dar tik pažinusiems vienas kitą į dar kitą parapiją, tai iš tikrųjų drąsos reikėjo ir atsidavimo. Tai mes iš tikrųjų atsidavėm tam kvietimui klebono Mindaugo ir važiavome kaip giliai pasitikėdami, kad viskas bus gerai, nes Kristus kviečia, mes nenaudingi tarnai, tik atsiliepėm jo kvietimui. Ir aš manau, kad tas laisvas mūsų bendravimas tarpusavyje ir ypatingai griežto plano neturėjimas, tai kaip tik galėjo leisti viešpačiui veikti ir vesti mus taip, kaip jisai norėjo. Mes nebuvome kažkokie atskiri vadovai, kažkam atskirajam kažkokiai parapijos bendruomeniai. Tiesiog mes visi buvom Kristaus mokiniai, visus mus vedė Kristus, Kristus planavo mūsų laiką. Ir netgi tai, ką mes iš tikrųjų buvom apgalvoję ir pasirašę ir susidėlioję, kaip tik tai neįvyko. Tiesiog kaip tik įvyko tai, kas ir turėjo įvykti, tai, kas buvo gražu, tai, kas buvo tikra. Nes viskas buvo Kristaus vardu. Mes patys praturtėję grįždavom labiau, negu vykdami į ten. Tai aš manau, kad šitas abipusis bendradarbiavimas yra pats gražiausias dalykas. Kasgi įvyko? Ar galėtumėte dabar nusakyti, kasgi įvyko? Centrinius įvykius tikriausiai galima suskirstyti pagal tos etapus, kasgi tam vakare vyko. Vieni dalykai įvyko bažnyčioje. Jeigu galvojame kataliko maldos laiką bažnyčioje, tai daugumai iš mūsų praktikuojančių katalikų tai kartais apsiriboja 40 minučių maždaug trukmės mišiomis sekmadienį, o čia kiekvieną penktadienį išeidavo nuo 4:30 iki vakaro 6. Tai planingai suskaičiuokime 1,5 valandos bažnyčioje. Vieni įvykiai labai turtingi ir labai svarbus ir labai kalbantis. Kiti įvykiai buvo tai, kas įvyko parapijos salėje žiūrint filmą. Jau čia buvo kita žmonių bendruomenė, nes didžioji dalis tiek jaunimo, tiek vyresnių žmonių ateidavo tie, kurie nedalyvaudavo mišiose ir labai būdavo šilta ir prasminga visada, kad įvadą filmui pasakydavo klebonas ir po to kino medija
ta žinia, kurią nešė filmas. Mes galėtumėm išvardinti tuos 7 filmus, kuriuos žiūrėjom. Pirmasis buvo filmas Aš Deividas apie berniuką pabėgantį iš koncentracijos stovyklos. Antrasis filmas buvo Šokoladas apie netradicinę gavėnią. Trečiasis filmas buvo Forpost apie vienuolius stačiatikius, kurie stebuklingai dovanoja džiaugsmą šimtams žmonių aplinkui, sergantiems vaikams. Ir mes taip pat žiūrėjom šitą dokumentinį filmą su dideliu įdomumu ir džiaugsmu ir dalinomės. Toliau mes dar turėjome filmą Choristai, kuris taip pat žmonėms, kurie lankosi rekolekcijoms, pakankamai pažįstamas. Tačiau mums tai buvo daugumai žmonių, kurie dalyvavo susitikimuose, buvo naujas tas filmas. Tada dar žiūrėjom filmus apie kunigą Hermaną Šulcą ir jo misiją Ruandoje. Taip pat vieną seriją iš tokio rusiškai tai vadinasi Priči, išvertus į lietuvių kalbą sielai naudingos istorijos ir patarlės skaitimui namuose. Taigi buvo istorija, kaip gelbėtojas atėjo į svečius. Paskutinis buvo Uspizin, šventieji svečiai, ir internete išvedus šito filmo pavadinimą labai buvo įdomu brolių baptistų svetainiai, radau labai gražiai jį pakomentuotą ir nuorodą žiūrėti. Ir buvo nuostabu tai, kad mes turėjome filmą originalia kalba, tačiau su subtitrais. Tačiau internete radau net 2 variantus, kaip tas filmas yra jau išverstas į lietuvių kalbą. Reiškia, įdomu yra žmonėm. Žydų kultūra domisi tuo, stebisi ir tai matyti irgi maitina tikėjimą. Tada didįjį penktadienį mes nevykom, nes kiekvienas turime savo parapiją, Bagotosios parapijos žmonės žiūrėjo filmą Kristaus kančia, o pabaiga jau prieš atvelykį buvo toks džiaugsmingas filmas Tigras ir sniegas. Tai žiūrint šitos filmus, jau čia yra lobiai ir laikas praleistas žiūrint filmą, jis yra kitaip praturtintas. Tai va. Antra tokia erdvė. Trečia erdvė, kasgi įvyko, kaip mes kūrim bendrystę. Tai vėl pačios įvairiausios formos, jau minėjau, padėka ir rožinio malda. Labai buvo nuostabu, kaip mažos mergaitės bagotiškės padėjo mums rožinį melstis naujoviškai, taip sakyti. Kada mes dėliojam 55 lapukus ir dar keletą lapelių ant grindų, ten buvo išdėliotos žvakelės. Ir kas pamatė, jaunimo vadovė sako, o čia kaip per jaunimo dienas Kaune. Ir ties kiekviena malda vis būdavo uždegama kita žvakelė. Ir aš išgyvenau tokią vienybę, kada močiutės meldžiasi tą maldą, kuri jom yra kasdieninė malda, o mažos mergytės rankeliais dega kitą žvakelę kaip šviesaus ženklą. Tai va, ir aišku, kiti dalykai įvyko paskutinėje vakaro dalyje, kada būdavo bendras maldos laikas. Ir aš manau, kad apie kiekvieną iš šitų dalių mes galime kalbėtis ir dalintis ir tuo džiaugtis. Ačiū Rasai. Studijuodami Maršalo Makliujeno tekstus, magistrantai susidūrė su nauja terminologija, su medijų filosofijos ir medijų teorijos principais. Vienas iš jų, kad medija arba terpė, per kurią perduodama žinia, per kurią perduodamas pranešimas, yra tai, kas keičia pranešimo turinį. Studijuodami patį principą žinios perdavimo ir kiekvienos iš medijų, kiekvienos iš žinios perdavimo terpių specifiką, kuri neišvengiamai keičia pranešimo turinį, Maršalo Makliujeno tekstuose aptikome idėją, kad ir žmogus taip pat yra pranešimo terpė. Yra ta priemonė, tas įrankis, kuris skleidžia žinią ir jis neišvengiamai keičia pranešimo turinį. Tobuliausia medija, tobuliausias žmogus, tobuliausių būdų pranešantis mediją ir neperkeičiantis jos yra Jėzus Kristus. Tai Maršalo Makliujeno mintis, jis niekaip jos nepakeičia, niekaip jos netransformuoja ir Tėvo žinia absoliučiai adekvačiai pasiekia savo adresatus per šią mediją. Vienas iš čia sėdinčių kolegų, Rimutis, norėtų pasidalinti šią temą. Garbė Jėzui Kristai. Man labai įstrigo mūsų dėstytojas Linos Šulcienės tas pasakymas, kad kiekvienas esame medija, kiekvienas iš mūsų. Ir mes kiekvienas galim nešti tą žinią apie Dievą, apie Dievo meilę kitiems. Būtent tai, kad kiekvienas iš mūsų esame žinia kitam žmogui, būtent tai, kad bendrystėje išgyvendami Kristaus artumą mane labiausiai paveikė. Bendravimas su žmonėmis, kurie atėjo į šios peržiūros, į šios susitikimus, kiekvienas iš jų, iš mūsų ir kiekvienas iš jų, mes nešime vienas kitam žinią. Žinia, kurią mes, studentai, norėjome perduoti, tai buvo ta žinia, kad Dievas mus myli. Dievas
mūsų vaidmenyje, jisai per mus jisai apkabina kiekvieną iš tų žmonių atėjusių į tą susirinkimą. Aš atsimenu tą močiutę, kuri pasakė, kad kaip gera, kad aš galiu bendrauti su žmonėmis. Pats bendravimas su žmonėmis išeina kaip žinia, kurią Dievas nori perduoti kiekvienam iš mūsų. Kad jis mus myli, kad mes esame mylimi. Per šią bendrystę, kurią mes patiriame susitikimuose, mes galime augti tikėjime, Dievo pažinime ir jo meilėje. Dar labai norėčiau pasidalinti ir pasidžiaugti tuo, kad buvo tikrai labai jaučiama, jog ne tik mes laukiame tų penktadienių, bet ir tie mūsų bagotiškiai taip pat laukia, nes net ir pirmą kartą mums atvažiavus, irgi aplinka nepažįstama ir tikrai pakankamai buvo nedrąsu. Tiek jie, tiek mes vieni kitus drąsinome. Ir vienas toks labai gražus atsakas buvo tai, kad prieš šventas mišias jau patį pirmą kartą mes buvome pakviestos skaityti skaitinius, giedoti psalmes. Ir tai buvo daroma su tokiu dideliu džiaugsmu, kad mes galime tuo dalintis. Ir vėlgi būdavo psalmių atliepai ir labai gražiai atliepdavo. Ir būtent per tai, aš manau, irgi buvo sukurta tokia bendrystė, ypač kadangi išlovinimas vykdavo ne tik mišių metu, bet ir bendruomenės salėje, bendruomenės namuose. Tai buvo tikrai džiugu, kad iš pradžių galbūt nedrąsiai, bet vėliau vis drąsiau ir drąsiau visi prisijungdavo ir tą giesmę būdavom visi drauge kartu. Taip pat dar norėčiau paminėti tai, kad kai būdavo grupelės, nors visokių variantų turėjom ir darėm grupelės, ir nedarėm grupelių aptarimo po filmų, tai tuomet, kai būdavo grupelės, buvo viena grupelė, paauglių, vaikų, jaunimo ir čia labai gražiai pasipildo ta mintis apie Dievo meilę. Ir kaip tik prieš didįjį penktadienį, kai buvome nuvykę ten su jaunimo grupele, kalbėjome apie Kristaus kančią, jo mirtį, dėl ko jisai mirė ir kentėjo, buvo nukryžiuotas. Ir labai gražiai tiesiog mums bekalbant išryškėjo ta Kristaus meilė. Ir kas gražiausia buvo po to, kai jau atvažiavome paskutinį kartą po Velykų, tai buvo labai gražiai atliepta, kad visgi tas atsakas buvo, kad buvo tikrai įvardinta, jog tai buvo svarbu jiem išgirsti. Ir Velykų džiaugsme jie tai suprato, ką vėliau liudijo. Ir tas toks atsiliepimas dar buvo gražus, kai ne tik mes atsineždavome savo instrumentus, bet ir bendruomenės nariai, kai kurie muzikuoja, atsineždavo ir kartu prisijungdavo. Padarykime nedidelę muzikinę pertrauką. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Akademijos laidoje mes pristatome Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo studijų programos magistrantų evangelizacinius projektus. Norėčiau paklausti susirinkusių kolegų, ar išties ne vienas iš jūsų projektų nesusilaukė jokių nesėkmių, ar nepatyrėt kokių suklupimų, ar nebuvo kokių nusivylimų darant savo darbą.
Nors kartais projektuose atrodo, kad siūloma bendrystės forma būna nelabai pavykusi. Kartais įžvelgime klaidų dalyjantis atsakomybėmis komandoje formuluojant klausimus, bet popiežius įspėja apie evangelizuotojo pagundas. Viena iš jų - slopinančių užsidegimą ir drąsą, pralaimėjimo jausmas. Jis paverčia mus nepatenkintais ir nusivylusiais pesimistais niūriais veidais. Net ir skausmingai suvokiant savo trapumą, būtina žengti pirmin, nepasiduodant ir neužmirštant to, ką Viešpats yra pasakęs šventajam Pauliui. Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausia pasireiškia silpnume. Antras laiškas Korintiečiams, 12 skyrius, 9 eilutė. Popiežius primena, krikščioniškoji pergalė visada yra kryžius, tačiau kryžius su pergalės vėliava. Negeroji pralaimėjimo dvasia yra sesuo pagundos, pirma laiko atskirti kviečius nuo raugių, baimingo ir egocentriško nepasitikėjimo vaisius. Dabar pakviesiu Almą pristatyti antrąjį projektą, kuris kilo iš paskatinimo įgyvendinti savo svajones pasitarnauti bažnyčiai. Kaip žinia, šitie 2014 metai yra paskelbti šeimų metais. Tai ir buvo tokia svajonė pasidalinti su mano kažkada prieš porą metų atrastu tokiu lobiu Lietuvoje, ne kažkur labai toli, o čia pat Lietuvoje, nuvykus į Žemaičių kalvarijas. Žemaičių kalvarijose prie stebuklingojo paveikslo, švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienės paveikslo, meldžiasi daug šeimų ir daug žmonių. Labai norėčiau pakviesti atrasti šitą paveikslą, kuris yra Žemaičių kalvarijos bazilikoje. Iš tiesų mes labai kiekvienas daug žinome apie Šiluvos Marijoje, vykstame sveikatos melsti savo ir artimiesiems, žinome Aušros vartų gailestingumo motinos paveikslą stebuklingai, žinome Pivašiūnų nuo liūdusiųjų paguodos paveikslą, tačiau šitas šeimų karalienės paveikslas Marijos tiesiog truputėlį dar neatrastas mūsų visų Lietuvoje ir dėl to labai kvieščiau vykti šeimas į Žemaičių kalvarijas, melsti malonių ar atlaidų savo artimiesiems, savo šeimoms. Be abejo, Žemaičių kalvarijos labiau žinomos kaip kryžiaus kelių kalvarijos, ten meldžiamasi einant kryžiaus kelią, tačiau ne tik šitas pamaldumas ten yra toks iškilus, brangus ir svarbus, tačiau ir Motina Marija visuomet laukia mūsų. Tai mūsų skelbimas ir kvietimas taip ir vadintųsi, taip mes ir suformulavome, kad ateikite prie mano paveikslo ir leiskite jūs apkabinti bendroje maldoje. Laukiu visuomet jūsų Marija. Jūsų projektas yra sumanytas kaip kvietimas visoms Lietuvos šeimoms vykti į piligriminę kelionę Žemaičių kalvarijui. Taip? Taip, tai yra kvietimas vykti į Žemaičių kalvariją visoms šeimoms ir vykti ne tik šeimomis, bet gali vykti kiekvienas, kuris nori melstis už Lietuvos šeimas, už savo parapijos šeimas, už savąją šeimą. Kiekvienas mes turime šeimą, kiekvienas turime už ką melstis, kiekvienas turime ko prašyti arba dėkoti. Ir piligriminę kelionę galima atlikti visus metus, pradedant be abejo gegužės mėnesį, kada gegužė yra Marijos mėnuo, kada meldžiamės į Dievo motiną ir taip pat Žemaičių kalvarijose šeštadieniais, ypač šeštadieniais pamaldose už šeimas meldžiamasi kiekvieną šeštadienį. Taip pat Liepos 6 per didžiosius atlaidus šeimos dienoje taip pat laukiami visi ir iš tikrųjų gali vykti ir pavienio šeimos, gali jungtis šeimos, važiuoti kelios, gali visos parapijos šeimos, galbūt organizuotis autobusais vykti. Būdų vykti yra įvairiausių, dabar metas labai palankus, oras geras, šviesios dienos, ilgos vasaros metas, galbūt kažkas ir vyksite prie jūros, tai visiškai netoli Žemaičių kalvarija, tuo pačiu tai bus tokia atgaiva ir širdžiai, ir didžiulis atradimas dvasiai. Šitą projektą mes labai norėsime skelbti įvairiais būdais, tiek per bažnyčias, per parapijas, taip pat medijose. Ir apie medijas dabar mano kolegė, mano bendramokslė kalbės Ieva, nes būtent jinai labai džiaugsmingai pritarė šitam projektui, mes kartu dabar jį godojame ir stengiamės jį kuo sėkmingiau gyvendinti. Garbė Jėzui Kristui, tai iš tikrųjų aš dar norėčiau pakviesti ir visas šeimas, kurios galbūt dėl tam tikrų priežasčių negalės nuvykti pas mergelę Mariją šeimų karalienę. Tai tiesiog pakviesti, kad jie platintų šią žinią, skleistų šią žinią ir kviestų kitas šeimas ir kitus, kurie norėtų pasimelsti už šeimas atvykti į Žemaičių kalvariją.
Žinia apie šį kvietimą bus platinama Facebook'e, todėl kad šiuo metu Facebookas vis tik yra pati populiariausia ir visiems prieinamiausia medija. Taip pat yra sumaketuotas ir paruoštas plakatas, kurį turėtumėt išvysti kiekvienas savo parapijos bažnyčiose. O kalbant apie Facebooką, tai mes labai pakviestumėm pamėgti puslapį Mergelė Marija šeimų karalienė, būtent tokiu ir pavadinimu, ir dalinti šią žinią su visais savo draugais. Labai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad iš tikrųjų jau dabar, be plėtojant šį projektą ir be kuriant jį, teko paskleisti žinią ir žmonėms, kurie nėra praktikuojantis katalikai. Ir viliuosi, kad tą būtent Facebooko pagalba ir visų kitų medijų, kuriuose bus platinama ši žinia, nes taip pat dar ir portalas Lietuvių.lt prisidės prie šios žinios skleidimo, tai kad ši žinia pasieks ne vien tik tai mūsų bažnyčios bendruomenę, bet ir žmonės, kurie galbūt yra nutolę nuo tikėjimo, galbūt tai bus puikia proga vėl atrasti iš naujo ryšį su Jėzumi. Ir būtent kuriant šį projektą prisidėjom iš tikrųjų ne tik mes su Alma, bet ir kitų žmonių daug. Ir norėčiau labai padėkoti už tokį norą ir prisijungimą Jolantai Miliūnienei, tai yra dizaineriai, maketuotojai. Labai didelis dėkui ir Lietuvos šeimos centro vadoviai, kuri taip nuoširdžiai priėmė ir palaikė mūsų projektą ir paskatino jo imtis. Taip pat ir norėčiau padėkoti Žemaičių Kalvarijos kanauninkui Jonui Ačui, kuris irgi suteikė visą informaciją, reikiamą žinias ir visą reikiamą informaciją. Alma, galbūt tu atsimeni, gal kam dar mes galėtumėm padėkoti? Taip pat labai visų pirmiausia tikriausiai reikėtų padėkoti dėstytojai Linai Šulcienei dėl to, kad paragino imti šito projekto. Mes galvojom, galbūt tai ne visai mūsų jėgoms, tokia per didelė svajonė kviesti visos Lietuvos šeimas keliauti link švenčiausiosios mergelės Marijos šeimų karalienės paveikslo, atlikti šitą piligrimystę šeimos metuose. Tačiau padrasino, sako, iš tikrųjų kvieskite, bandykite ir tas, kas buvęs, atvyks antrą kartą, kas nebuvęs, atras iš naujo. Ir iš tikrųjų mes dabar jau po truputėlį pabandėme paklausinėti žmonių savo parapijose ir iš tikrųjų didelis entuziastingai atsiliepia į mūsų kvietimą ir jau, kiek žinau, netgi po truputėlį bando keliauti šį gegužės mėnesį, jau šeimos organizuojasi ir keliauja link Žemaičių Kalvarijų. Ir kaip tik labai dar norėčiau pakviesti visas šeimas, kurios galbūt jau nukeliavo ar keliaus, arba keliauja dabar jau po to, kai grįš namo, kad išgyvenę šią patirtį pasidalintų savo gera gražia patirtimi, būtent taip pat Facebook'e, tiesiog ant Facebooko sienos parašytų atsiliepimą apie savo tą gražiąją patirtį. Galite iliustruoti savo atsiminimus ir nuotraukomis, kad tai būtų gyvas puslapis, kad mes visi kartu jį kurtumėm, dalintumėmės savo patirtimis ir kad patirtis kalbėtų už mus ir kad jį paskatintų kitus žmonės taip pat prisijungti ir irgi nuvykti Žemaičių Kalvariją. Mes labai to tikime ir labai kviečiame jūs. Ir visą didesnai Dievo garbei. Galbūt Rasa galėtų padaryti tam tikras išvadas apie šių metų Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo magistrantų projektą. Apžvelgiant projektą, iškyla klausimas, iš tikrųjų, kasgi ta evangelizacija? Ar tai yra darbas, ar tai yra pareiga, ar tai yra tarnystė? Ir vėl truputėlį norėčiau cituoti popiežiaus Pranciškaus dokumentą apaštališkai paraginimą Evangelijai Gaudium. Popiežius Pranciškus kalba apie naujas katechezės galimybės ir kviečia siūlyti brandų, pilnatvišką, vaisingą gyvenimą, kurio šviesoje galima suprasti, kodėl smerkėme jį užtemdyti galinti blogį. Turime būti ne apokaliptinių diagnozių žinovai ir niūrūs teisėjai, bet džiaugsmo kupini šaukliai, siūlantys tai, kas iškilo, gėrio ir grožio sergėtojai. Visas krikščioniškasis ugdymas turėtų būti kerigmos gilinimas. Jėzus Kristus tave myli, atidavė savo gyvybę, kad tave išgelbėtų ir dabar kasdien šalia tavęs gyvena, kad tave apšviestų, sustiprintų ir išlaisvintų. Kada skaitome pastoracinės katechezės vadovėlius, iš kai kurių teorinių modelių tarytume galime suprasti, kad Jėzaus Kristaus išganymas yra skelbiamas kaip pirmutinė žinia evangelizacijoje.
popiežius Pranciškus pataiso, sako, ne pirmutinė, po kurios sektų jo visos kitos, bet pagrindinė žinia, pagrindinis skelbimas, vis išgirstinas įvairiais būdais ir vis skelbtinas, katechizuojant vienokią ar kitokią formą. Kai tu norėtum eiti dirbti dėl Kristaus, kai tu jauti pakvietimą evangelizuoti, nebijok, nes iš tavęs reikalaus tik padedančių geriau priimti skelbimą nuostatų. Artumo, atvirumo dialogui, kantrumo, nuoširdaus ir nesmerkiančio svetingumo. Labai ačiū Rasai. Primenu Marijos radijo klausytojams, kad jūs girdėjote akademijos laidą, kurioje Katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo programos magistrantai pristatė savo evangelizacinius projektus. Laidą vedė Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Lina Šulcienė. Garbė Jėzui Kristui.